gnidava. Na, o tai koks planas? Jį pas save išsikviesti. O kodėl ne? Budistai iki šiol organizuoja tokį seansą, kuris išvalo blogą energiją. Prie ugnies ant aukštojo sosto sėdi gerbiamasis Lama? Jo, lama. Žinau, kad atgalas į atnašus jau. Jo. O kas tos atnašos? Na, pavyzdžiui, pienas, sviestas, ryžiai, citamurgas, tyčių sėklos, toksai ale maisto paketas. Maksimus mini krepšelis. Kad bent kartą per metus mūsų sielos gaus atnaujinimą. Na, atsiprašau, viską neribos. Aš savo pieno kokteiliuko su braškėm tam tikrai neaukosiu. Raminkis, nes kitką deginsi. Žiūrėk. Aš įvesiu Budičios juodąją knygą. O aš sutinku į laužą mesti savo dienoraštį. Čia jau tiek daug dramų, kad bus kaip padegamasis keistas. Aš sudeginsiu savo makėtus uždavinių sąskrinę. Aš metu čia savo istorijos testus. Aukoju savo nebaigtus piešinius ir eilėraščius. Tegul sudega mano meniniai feilai. Tik čia ir visi mano pamatymai. Kad bent kartą per metus mūsų sielos gaus atnaujinimą. Na, atsiprašau, viską neribos. Aš savo pieno kokteiliuko su braškėm tam tikrai neaukosiu. Raminkis, nes kitką deginsi. Žiūrėk. Aš įvesiu Budičios juodąją knygą. O aš sutinku į laužą mesti savo dienoraštį. Čia jau tiek daug dramų, kad bus kaip padegamasis keistas. Aš sudeginsiu savo makėtus uždavinių sąskrinę. Aš metu čia savo istorijos testus. Aukoju savo nebaigtus piešinius ir eilėraščius. Tegul sudega mano meniniai feilai. Tik čia ir visi mano pamatymai.